Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir skleidžia mūsų tapatybę, gyvosios tradicijos ir juose užfiksuoti savitumą nusakantis bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantis ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Kur ir kada atsirado kiaušinių marginimo paprotys, nėra žinoma. Tačiau pasak etnologų, margučių ornamentai siekia akmens amžių. Lietuvoje nuo seno buvo paplitę ir dažytiniai, ir marginti kiaušiniai. Pastarieji dar skirstomi į skustinius ir rašytinius, arba kitaip margintus vašku. Eidavom kiaušiniauti per Velykas, o būdavo vaikų visur daug, tai mes margytų negaudavom, jau vienspalviai visokie. O pas mus jau kas ateina, tai gaudavo margintų. Ir mes prisimarginam su močiute ir jau džiaugiasi visi išėję, kad jau margintų kiaušinių gavo. Kiaušinių marginimo vašku tradicija sutinkama visoje Lietuvoje, tačiau jos praktikavimo ir puoselėjimo šeimose viena iš aktyviausių teritorijų buvo ir tebėra Alytaus miestas bei jo apylinkės. Tradicijos gyvybingumą palaiko čia gyvenančios kelių kartų šeimos bei Dzūkijos regiono tautodailininkai. Ko gero nebuvo šeimos, kad nemargintų, nes būdavo, kad gal dar nemargina, dar su žolelėm visokiam deda. Į audiklo gabalėlį deda žolynus ir į dažus. Tai va šitas irgi buvo labai populiarus. Mūsų krašte irgi. Su vašku daugiausiai. Margino močiutė, margino teta, kuri pas mus gyveno 10 metų, paskui krikšto mama mano. Margino mama, marginau aš, kiek aš mokėjau. Dabar anūkėliui 6, anūkutei 5 tuoj bus metai, tai jau jie prieš porą metų jau jie bandė marginti. Jau 4. karta mūsų margintojų. Močiutė, gal dar ne mokinukė buvau, bet su močiutė sėdėdavom ir marginom. Kaip ten išeidavo taip, bet man buvo labai gražu. Ir dabar mažos anūkutės yra, pradinukės. Ir tos labai su noru, su savo kūryba. Visuomet žiūrėdavau, kaip mano mama ir močiutė margina. Savo prosenelės aš jau nepažinojau, bet žinau iš pasakojimų, kad ir ji margino. Paprastučius, bet margindavo Velykom vašku. Dzūkijoje nuo seno kiaušiniai buvo marginami visų didžiųjų pavasario švenčių metu – Velykų, Jurginių, kartais ir sekminių. Šių dienų papročių marginame verbų sekmadieniui, Velykoms bei Atvelykiui. Marginimui dažniausiai naudojami naminiai vištų kiaušiniai, o pagrindinės darbo priemonės yra natūralus vaškas, šildyklė, neretai savadarbė, medinis pagaliukas su įsmeigta adatėle ar nedidelė vinute, bei įvairių spalvų nuovirai dažymui. Marginama karštu vašku, merkiant į jį adatėlę ir prikibusi ant galvutės vašką, pernešant ant kiaušinio. Kai su močiutė marginom, tai mes į didelį puodą senovišką būdavo pilnas pelenų ir žarėjų. Prideda žarėjų ir ant tų žarėjų indukų. Ir kai išvirsta jau tas vaškas nuo tų žarėjų, tai ir kvapo, ir dūmų, ir visko, bet labai gerai. O dabar čia jau sugalvojo žentas, va čia tokį tobulesnį. Tai pasidedi va kur nori ir kur patogu ir va taip ir marginam. Šiandien išvirti kambario temperatūros, tai turėtų puikiai tikti, kadangi vaškas karštas. Nes ir nuo žvakelių priklauso, kaip tas vaškas kaista. Nes jeigu šaltą adatėlę įkišim į vašką, jis nešant dažniausiai sušals ant adatėlės ir tada ant kiaušinio jau nesibrauks. Tai kai pašildom adatėlę, jinai sušyla ir tada... Aš dariau saulytę. Gerai. Marginant adatėlę visi raštai susideda iš taškų ir brūkšnelių.
braukiamas brūkšnelis į save, tada jis yra pakankamai tiesus, o kiaušinis sukamas aplinkui. Ten, kur priliečiama adatėlė, yra storasis brūkšnelio galas, o į apačią jis nusmailėja. Dirbant vienute ar storesne adatėle, brūkšneliai gaunasi storesni ir didesni. Kiaušiniai rašomi tradiciniais raštais – paukščio pėdutės, rūtos, saulės, žvaigždės, taško, lašo ir kitokių formų ornamentais. Ant kiekvieno margučio paprastai būna iki kelių šimtų taškelių ir brūkšnelių. Dažnai marginama spontaniškai, iš anksto nesuplanavus raštų ir jų kompozicijos. Net ir nedidelis elementų pergrupavimas gali pakeisti galutinį piešinį. Bet jau pradedi margyti ir man atrodo, matau, koks kiaušinis tas bus ir koks išėjo. Tai paskui jau ten pataisai, kas ne taip, bet išeina vis tiek gerai. Man buvo labai svarbu simetrija, išgauti tą tokį lygumą, tiesumą, žiūrėdavau į mamą, nes jos man tobulai gražūs margučiai visada atrodė. Kad išmarginčiau lygiai gražiai taip kaip mama ir močiutė Saulytė, tai jau turbūt marginau ne vienerius metus. Labai visą laiką siekdavau tobulumo, kad viskas gražu, tai aš jų vengdavau. Ir daug lengviau būdavo ar aštuonkampę, ar šešiakampę žvaigždę daryti. Ja užpildyti paukščio pėdelėm, kažkokiais motyvais, bet būtent tą apvalę Saulytę tik vėliau pradėjau marginti. Dabar aš jau kai vedu kartais ir mokymus, ir su mažosiom, kai marginam, tai mes kalbam apie simbolius, kas ką reiškia. Ir kad margindavo ne dėl grožio, o būtent su tais visais tikėjimais ir buvo sieti tie raštai. Kai piešinys ant lukšto nupieštas, kiaušinis dedamas į dažus, dar šiltus, bet ne per karštus, kad neišlydytų vaško. Išėmus kiaušinį iš dažų, jis pirmiausiai nudžiovinamas ir tik tada, kaitinant virš žvakės, nuvalomas vaškas. Dažniausiai įfrašytas kiaušinis dažomas viena pasirinkta spalva. Tačiau įgudusios ir kūrybingos margintojos derina ir kelių, 2, 3 ir nedaugiau spalvų raštus bei fonus, naudojamos ir darbą lengvinančios gudrybės. Čia yra nedažytas, natūralus bičių vaškas, bet filmuojant geriau matosi brūkšneliai, tiesiog aiškiau. Tai čia yra nudažyta su paprasta vaškinė kreidele. Daug lengviau pradedantiesiems margintojams, kai mato aiškiau raštą, tai ir mokymams, būtent su vaikais, vaikams labai patinka, kai matosi ryškiai, ką jie margina, visas jų raštas, tai labai patogus būdas. Alytaus krašto margintojų rašytiniai kiaušiniai pasižymi individualiu stiliumi, technologijų, spalvų ir raštų įvairovė. Čia vis dar gyva tradicija šventiniam Velykų stalui paruošti raudonos ir juodos spalvos kiaušinių. Tai nuo seno žinomos pagrindinės apeiginių margučių spalvos. Dažoma ir kitomis spalvomis, dažnai namų sąlygomis teberuošiamais augaliniais dažais, iš svogūnų lūkštų, alksnio ąžuolo žievės, geležies rūdžių, burokų sulčių, mėlynių, raudonojo kopūsto, ciberžolės ir kitokiais. Pati populiariausia dažomoji medžiaga, čia kaip ir visur, aišku, yra svogūnų lūkštų nuoviras. Bet mes, kadangi daug marginam ir parodoms ruošiamės, tai dirbam su tuščiu lūkštu. Yra tas toks skirtumas, kad dažnai žmonės margina naudodami žolytes, tada deda į dažus ir juose verda. Ir tuomet ta spalva būna daug intensyvesnė, daug geriau nusidažo. Kai mes marginam vašku, virti dažuose negalima, nes vaškas nutirptų. Reiškia, mes galim tik į šiltus dažus dėti. Tai tikrai ne visi tie metodai, kur žmonių atrasti, pasiteisina, bet visada smagu išbandyti. Margučių marginimo tradicija – tai malonumas juos kurti ir netikėtumo džiaugsmas renkant gražiausius, jais keičiantis, juos dovanojant. Šeimose tai kuria visų kartų bendrystę, stiprina pagarbą, palaikymą. Mamos, močiutės, sesės jaunai kartai perduoda tradicijos ypatybės, marginimo technologijos paslaptys ir įgūdžius, moko pažinti gyvybės ir gamtos atgimimo simbolius.
Tai tam tikras šeimos ritualas ir ją vienijanti vertybė, bylojanti ir apie šio reiškinio sakralumą. Kai buvau jauna ir marginau, tai visiškai apie tai negalvojau, tiesiog mėgavausi procesu, rezultatu, einant metams ir ypač, kai nepilnai prieš metus mirė mano mamytė, tai man dabar ypatingai svarbu tas toks ryšys su išėjusiais. Ir su mano močiute, ir su mano mama. Ir kaip aš sakau, čia toks tiltas, kuriuo mes atėjom iš praeities ir mes jį tiesim į ateitį. Aš kai gimiau, jau tie margučiai buvo mūsų namuose, buvo marginama ir tai buvo tiesiog normalu. Bet kai dukrytė pradėjo marginti, tai supratau, kad labai smagu būtent tą, ką tu sugebi, kad tu moki, kas tau teikia džiaugsmą, perduot būtent sekančiai kartai ir matyti, kad irgi matai tą susikaupimą, tą ramybę, tą netgi meditaciją, būtent marginant ir tikrai labai džiugina, kad tai yra visgi tradicija. Kad tokis lobis, sakau, kad neišnyksta, neišrausi, nenupirksi, jokia valiuta neįkainuojamas, kažkas labai lieka giliai. Tai kad vaikai jau daugiau numargina gražiau beveik negu močiutės. Man atrodo svarbu pradžią davėm. Svarbu, kad jie o paskui susigalvos. Jo, kad jie darytų. Natūraliai alytiškių šeimose praktikuojama tradicija jau tapusi ne tik pavasario švenčių apeigų dalimi, bet ir margintojų meninės saviraiškos forma bei amatų puoselėjama ir perdodama edukacijose, mokymuose, parodose. Tradicijos stilistika ir technika pasklidusi ne tik Alytaus apylinkėse, bet ir į kaimyninius miestus. Margintojų šeimos yra žinomos Lietuvoje. Alytiškių margučiai eksponuojami šalies ir užsienio parodose. Tikrai mūsų rezultatai nustebino. Tikrai radom labai daug pateikėjų, tikrai tie faktai pasitvirtino. Ir tikrai Alytus miestas yra tas židinys, ir kur iš apylinkių suvažiuoja žmonės su šeimom, atsiveža savo tradiciją, ją čia palieka ir toliau vėl ta tradicija vėl nauja karta, jauna karta, jinai vėl išvažinėja ir tęsia toliau sėja aplinkui. Net neabejoju, kad visa ta sklaida ir muziejus, ką daro ir mūsų šeima, ką šitiek metų esam nuveikę, tai aš manau, kad tikrai prisidėję. Vis dėlto tai yra mūsų, tai yra labai lietuviška. Jau daugybę metų tas vyksta, tai ir neturėtų išnykti.